Aš mielai prisidedu prie Birutės sveikinimo kultūros dienos proga, tačiau norėčiau grįžti į Slengius ir pasveikinti visus su ko gero pačia gražiausia pavasariška švente Atvelykiu ir be abejo su pačiu pirmuoju lietuvių liaudies žaidimų čempionatu Slengiuose. Norėčiau palinkėti nuotaikingos šventės, sėkmingų startų ir tegyvuoja draugystė. Labai malonu iš tikrųjų matyti jūs, galbūt nesuklysiu pasakydama pirmą kartą tokią šventai, kurioje apjungia visas šeimas, kūmas, tėvelius, vaikus ir be abejo seniūnaitijas. Čia bendruomenės tokios šventėse gimsta tikrasis lietuviškas pilietiškumas. Čia žmonės susirenka, vieni kitus supranta, draugiškai bendrauja. Ir tiesiog miela ir artima pabūti tokioje aplinkoje. Todėl aš kaip šio krašto, sakykime taip, atstovas irgi džiaugiuosi kartu su jumis. Ja. Galit pradėti, jo. Saunuoliai! Na, Daivutė, parodyk, kaip vyriausybė kiaušinius moka nešiuoti. Bet gera. Taip, ramiai. Iš 3 kartų nepataikot viskas. Taškų negaunat. Bet arčiau pridėkit, jeigu neužteks. 2, 3. Einam! Tai kągi, gerbimieji, šiandien turėjom labai gražią spartakiadą, labai gražų orą, labai nuostabų susirinkusiųjų skaičių. Iš tikrųjų sportavom, agitavom, sirgom, prasirgom, valgėm ir taip toliau. Viską darėm, kas buvo mūsų širdžiai miela ir malonu. Užėmė pirmąją vietą skelbiami Jakų seniūnaitijos komanda Saldainiukai! Prašom komandą!